Ne, čia įkvėpimas, nu, čia reikėtų susitikti. Karikatūrų. Liaudės sąmojo išmonės. Kaip jūs galit komentuoti? Nu, čia galima palyginti. Gorbačiovas atsukęs mums nugarą, kaip iš tikrųjų dabar yra, ir jis stebi save veidrodį. Ir ką jis mato? Jis mato Chruščiovą. Reiškia, Chruščiovas buvo tam tikras reformatorius, nes jis padėjo savotiškai nuversti didžiąją kinų sieną, skiriančią Europą nuo Azijos. Bet Chruščiovas irgi kažko įsigando, pusiaukelės sustojo. Šalia Chruščiovo mes matome Leniną ir Staliną. Atrodo, ką Leninas nuvertė monarchiją, liaudį atvedė į šviesią ateitį. Bet kaip mes matome, praėjo 70 metų ir gyvename vos ne baudžiavos sąlygomis. Stalinas priešais šypsosi į ūsą. Stalinas mėgo skandinti savo draugus kraujyje. Ir kažką to panašaus jau Gorbačiovas bando dėka savo šaunių generolų daryti. Bando skandinti Lietuvą kraujyje. Žiūrime į Brežnevą. Brežnevas, ką prie Brežnevo, kaip žmonės pasakytų, buvo visko, dešrų, kumpių, sviesto. Žmonės galėjo atsigerti sveikatą, degtinės. Bet kas iš to? Mes, mūsų karta, vos netapom mankurtais. Ir reikia tikrai susimastyti, kad negrįžtų tie laikai. Bet turbūt reikėtų ir toliau pasinaudoti ir pasižiūrėti, kokie paveikslai yra šioje galerijoje po atviru dangum. Burokai Lietuvoje neprigys. Teisingai. Švedas nors ir pateko į parlamentą, bet jis neprigys jame. Nors nėra įstatymo jo pašalinta. Laisvė. Laisvė. Kaip sunku pabėgti iš tų gražių raidžių. SSSR. Gordi. Palač Myra. Atrodo, jis tik neseniai gavo taikos premiją. Ne bet kokią Nobelį. Lithuania, freedom, Henkman, history remember you. Laisvė Lietuvai. Labai daug tokių šūkių matėsi dienos metu. Raudonajam fašizmui ne. Tai nereikia mūsų gąsdinti. Raudonajam fašizmui ne. Tik tai nereikia mūsų gąsdinti. Tikrai mes jau buvom gąsdinti. Mūsų tėvai buvo gąsdinti. 40 metais televizijoje. Ir čia matyti aiškiai kažkas tas surišta su buvusios premjerės preskonferencijoje, kuri aiškiai propagavo komunizmo praeitą etapą. Prie miegančių viduje yra daug religinių paveikslų. Čia mes matome, kad liaudis kreipiasi Jėzau, Mariją, myliu jūs, gelbėkit, Dievas. Koks įdomus užrašas. Paleisk mus, prašau, valdovės žiaurus. Tau sąžinės niekas nedadės, prašys, nusibos duonytės juodos, o dirbt būtinai tau reikės.
Ir čia pasirodo, žmonės rado gerą vietą pasams ir kariniams bilietams. O gal nesutrukdysiu, tęskite toliau. Tu stengiam. Kraupas vaizdas, tai buvo, tai iš Mažeikių atvažiavau pirmiausia, tai ėjau pasižiūrėti, tai nemanau. Buvo tankai, įsikūrė, gatvė biškį išleido, įsikūrė, pasukina, nematė susukti. Buvo piketas radijo televizijos darbuotojai. Tai žinom. Ir vienas ten pasako, nežinau kiek tos teisybės, bet vienas tai pasako, sako, ta televizijos bokštą, kažin ar jie greitai užkurus. Nes kadangi vienas ar ten Petras ar Jonas, nežinau, užmiršau tą vardą, sako, gerai padarė, jis ten paskutinį momentą kažką tai padarė su tą aparatūrą. Kiek aš girdėjau, jie iš tų televizijos darbuotojų patys ten išnekėjo. Bokšte? Nu, ne prie bokšto, prie to radio televizijos komiteto. Jis sako, jie ten greitai negali. Tai kad nėra kam. Gal nėra kam, o ten jis kažką tai ten, sako, padarė, spėjo padaryti. Sako, be jo žinios ten jis nelabai ras. Ką jie iš Maskvos specialistiškai, jos dabar paleisti? Nu, kvies, ką jie, kur jiem dėtis, aišku, kvies. Tai vienas ten, neatsimenu, sakė pavardę ir vieną ir kitą. Bet jie ten ir nieko nežino, aš su tais desantais išnekėjau su vienu. Retransliacija tai jau senokai jau. Kuris ten vedė, šitas lenkiškas laidas, kaip pavadės. Tas ar ne? Nu, tas, sakė. Mes televizijos ten nematom, žinai. Bet kareiviai savo vedė. Anksčiau Lenkas. Anksčiau privedė. Ten namas visai. Devynaukštis, tai tik tai... Tokiam puolime nebuvo? Ne, buvom, mes nuo šūvių iš lovų iššokom, nes mes pamainom budėjom ir tuo metu mėgojom. Pirmieji šūviai ten visus išbudino, tai aš per kokias 7 minutės atbėgau prie bokšto, per tvorą persiverčiau. Ir, kai tik sustojo, ten jau buvo sustoję grandinėm, tai dar aš įstau, tai prieš mane sugebėjo dar atbėgę vyrai, dar vieną grandinę padarė. Tai vieni iš subėgusių, o ten kiti, kurie atbėgo, tai bėgo prie įėjimo. Bet kadangi ten daug žmonių, tai nesugebėjo tiesiog įeiti ir aplink tvorą ten būriavosi. Po to tankai patys tvorą pralaužė. Taip, paskui irgi atbėgo. Po to sakė, kad čia šitam šone sužeistiem išnešinėt nukėlė vyrai tvoros gabalą, ar kaip čia? Ji buvo prikelta prie žemės išvesta. Ai, tai čia turbūt pas... Ir ten buvo kreipėsi. Mes vieną sužeistą tai per tvorą perkeliam. Permetėm, iš karto vyrai pagavo ir bėgte nunešė. Tam juda kaip pinigų mechanikai. Pinigų mechanikai, o, čiūčiavo ką padaryta. SKP. Jarmalavičius, Valeliškė. Šitas standesnis paveikslas yra plakatas. Вся энергия РС на пропусках ФСС.
Ponia Džestė, kad mes čia filmuojame, galima? Ne, čia mes norime parodyti panašią žmonių, kas čia vyksta. Kūdės mes deginam už žuvusius, žuvusį jaunimą, kuri žuvo už niekšų. Nužudė niekšai mūsų nekaltus žmonės. Mes čia pasidarėm paveikslą, autorėliai tokį pasipuošėm ir už jų sielas deginam žvakučiais.